Sveiki mano brangieji, tai kągi šiandieną turėsime rugsėjo prognozę. Džiugios naujienos tokios, kad rugsėjo mėnesį pasibaigus vasarai pasibaigė ir retro Merkurijus. Tai reiškia, jau galite pradėti imtis naujų darbų, veiklų, projektų, viskas turi eiti sklandžiai, sėkmingai ir žymiai lengviau, negu visa tai būtų vykę rugpjūčio mėnesį. Nežinau, ar jūs pajutote, bet daugelis tikrai turėjo apsišarvuoti didžiulę kantrybę per retro Merkurijų. Tikrai žmonėms nesisekė viskas taip sklandžiai, kaip jie norėjo, bet dabar viskas bus geriau. Tačiau rugsėjo 18 dieną turėsime mėnulio užtemimą, kurio poveikis 1000 kartų stipresnis nei pilnaties. Taigi nuo 18 dienos prasidės užtemimų koridorius. Ką tai reiškia? Ta diena bus mėnulio užtemimas, o spalio 2 turėsime saulės užtemimą. Ir per šį laikotarpį nuo 18 iki spalio 2 dienos vėlgi negeras laikas imtis naujų užduočių. Tad jei norite pirkti kažką stambaus, atsidaryti savo verslą, kraustytis, tai reiktų atlikti iki 18 dienos arba jau tada perkelti visus planus po spalio 2 dienos. Bet kiekvienas laikotarpis mums yra kažkuom naudingas, taip, tiek retro Merkurijus, tiek užtemimų koridorius. Retro Merkurijus mums leido atsikvėpti, šiek tiek sustoti, kadangi kitu atveju greičiausiai mes nesustotume ir stengtumėmės lėkti pirmyn ir pirmyn, į priekį ir į priekį. Tai mes turėjome galimybę atsipūsti, apmastyti kas vyksta mūsų gyvenimuose, taip, patobulinti esamus projektus, skirti laiko praeičiai, tai yra susimatyti su žmonėmis, kurių ilgą laiką nematėme, grįžti į savo praeities, vaikystės, jaunystės vietas, patobulinti esamų verslų strategiją. Ir todėl dabar mes galime grįžti rugsėjo mėnesį po vasaros, pailsėję su naujom idėjom, su naujom įžvalgom. Tai nereikia bijoti tų periodų, taip tiesiog juos reikia sėkmingai išnaudoti, nes kiekvienas periodas kažkam tais yra labai naudingas. Kalbant apie užtemimų koridorių, tai stiprus poveikis gali pasijausti būtent rugsėjo 16-18 dienomis. Bus visi sujautrėję, tai įsiminkite tas datas ir pasistengkite jau su nieko nekonfliktuoti, neįsižeisti, per jautriai nereaguoti, taip ir valdyti savo emocijas, kad išvengti nereikalingų nesusipratimų. Tai užtemimų koridorius tikrai jums nesiūlys sugrįžti į praeitį ir pabūti ten tam tikrą laiką, taip. Užtemimų koridorius yra susijęs su kulminacijom. Tai reiškia puikus laikas per tą koridorių pabaigti darbus kažkokius, padėti paskutinį tašką, galutinai išsispręsti visus reikalus, ar tai liečia meilę, ar tai liečia darbą, ar tai liečia hobius, asmeninius reikalus, sveikatą, visiškai nesvarbu ką. Bet yra puikus laikas padėti tašką ir aišku, taipogi vėl yra naudinga apsivalyti, atsisakyti nenaudingų dalykų, nenaudingų daiktų, nenaudingų žmonių jūsų gyvenime, apsivalyti būstą, tai pasižiūrėti, kokių nereikalingų daiktų jūs turite. Žodžiu, paruošti namus naujai energijai, kuri mūsų laukia po spalio 2 dienos. Tai išnaudokite tą laiką sėkmingai, jeigu neturite jokių dalykų, kur padėti taškų ant i, tai bent jau apsivalykite namus nuo nereikalingų daiktų, kurie neleidžia tekėti naujai energijai, taip. Kadangi manoma, jog tie daiktai, kurių mes ilgą laiką nenaudojam, jie tiesiog ima iš mūsų energiją, taip, ir neleidžia atkeliauti naujai energijai į mūsų gyvenamą vietą. Tai išsivalykite tą nereikalingą energetiką ir paruoškite vietos naujai.
Na ir jau tuomet nuo spalio 3 dienos galėsime atsipūsti po praėjusio tiek retro Merkurijaus, tiek užtemimų koridoriaus ir galėsime toliau judėti pirmyn. Ir kaip visada noriu priminti, kad mano prognozes reikia žiūrėti tiek pagal Saulės ženklą, tiek pagal ascendentą, tiek pagal Mėnulio poziciją. Kaip visas jas 3 apsiskaičiuoti ir susižinoti, rasite aprašyme po šituo vaizdo įrašu. Taipogi nepamirškite pasidalinti su artimaisiais, su draugais, pažįstamais, kuriems būtų naudinga išgirsti šitą informaciją. Lauksiu iš jūsų grįžtamojo ryšio komentaruose. Taip pat būsiu labai dėkinga, jeigu paspausite patinka mygtuką. Ir nepamirškite paspausti subscribe mygtuko, kad nepraleistumėte informacijos apie visus naujus vaizdo įrašus šiame kanale. Tai kągi, tiek norėjau pasakyti pradžioje ir galime pradėti. Žuvys, pažiūrėkime, kas laukia jūsų rugsėjo 1 savaitę. Pagrindinis įvykis žuvims rugsėjo 1 savaitę. Pagrindinis įvykis žuvims rugsėjo 2 savaitę. Pagrindinis įvykis žuvims rugsėjo 3 savaitę. Pagrindinis įvykis žuvims rugsėjo 4 savaitę. Bei ką visata nori pasakyti žuvims apie jų rugsėjo mėnesį. Ką visata nori pasakyti žuvims apie jų rugsėjo mėnesį. Taip, žuvytės, mėnesio pradžia pas jūs labai svarbi, jums iškrito net 3 didieji arkanai, tai tikrai kažkas reiškia svarbaus. Ir pirmoji korta, kuri jums iškrito, mirties korta, tai yra transformacijos, tai yra pokyčiai, bet tokie, ne tai, kad jie netikėti, žinot, jie buvo logiški, na, kad ateis tuoj tas metas, kai tie pokyčiai įvyks, taip. Ir prie to paties dar ir teismo korta, didžiojo teismo, karmos korta, visaip ją vadina. Na, kai jeigu pagal šitą kortą keičiasi jūsų aplinka, taip, ta realybė, sakykime, gal išeinat iš darbo, gal pereinat į kitą darbą, gal skyrybos, gal persikraustimas, gal kažkokių tais draugų svarbių atsisakymas, taip. Tai šita korta rodo vidinius pokyčius, kai apsiverčia jūsų vertybės absoliučiai, kai jūs pagaliau suvokėte, ko jūs norite iš gyvenimo, kur link jūs norite judėti. Ir tuomet mes turime dar vieną didįjį arkaną, pakabintasis. Na, pakabintasis rodo, kad jūs turite arba laiko skirti savo ir apmastyti, kur link reikia eiti, o matosi, kad jūs tą padarėt, nes pas jūs ateina tas suvokimas, ko jūs norite iš gyvenimo. Arba gali būti, kad jūs šiek tiek, pasibaigėte kažką savo gyvenime, taip, ir tas pokytis pakeitė tiek jūsų realybę, tiek jūsų vidinį suvokimą apie gyvenimą, pasąmonę, taip, mąstymą.
bet toliau žengti žingsnio nelabai žinote, kur toliau žengti žingsnio. Ir vat yra toks periodas, kaip pakabintasis, kai jūs turite išlaukti ir negalite žengti nei pirmin žingsnio, nei atgal. Ir kodėl aš taip sakau, nes dar šalia yra ir lazdų dvejetas, kuris rodo, kad jūs sėdite ir turite pasirinkti iš 2 variantų. Ir jūs atliekate, gali būti tam tikrą analizę, kurį dalyką pasirinkti, kurią šalį, kurį miestą, kurį žmogų, kurį darbą, kurį gyvenimo tikslą, kurį hobį paversti galbūt savo darbu, taip. Įvairiausių situacijų gali būti, bet vyksta apmąstymai. Ir dėl to, kad vyksta apmąstymai, jūs nežengėte jokio žingsnio į priekį. Jūs turite dabar apmąstyti, ką daryti toliau. Tai va tos transformacijos tiek vidinės, tiek išorinės priverčia jūs apmąstyti, o ką daryti toliau. Arba gali būti, kad planuojate kažkokią tais kelionę, taip, va ta, kuri galbūt pakeis jūsų gyvenimą, bet kol kas jūs tik planuojate iškeliauti, jūs dar neturite tokios galimybės, tai kol kas vyksta tik jos organizavimas. Ir tuomet antroji savaitė pas jūs vėl prasideda su korta, kuri rodo pabaigą, rezultatą ir užbaigimą kažkokios tai gyvenimo situacijos. Kardų 10. Viskas, pabaiga. Jūs turite susitaikyti, kad, tas įvykis, ta situacija, tas laikotarpis baigėsi ir dabar jūs turite eiti į priekį. Jau čia nieko nebeatgaivinsi, kaip matote, žmogus, jau negyvas su tiek kardų, jau tu jo negali atgaivinti, taip jau tu turi susitaikyti, taip sakant. Ir tuomet pas jūs iškrenta taurių riteris, puiki korta. Taurių riteris gali rodyti, kad pas jūs kūrybinė tokia nuotaika atsiranda, įkvėpimas kažkokiems tai naujiems darbams, taip. Gali būti, kad jūs tokie svajokliai patenkinti esamą situaciją. Arba kažkokia labai džiaugsminga žinia atkeliauja ir rodo, kad įsibėgėja, tai kūrybiniai dalykai, galbūt meilės dalykai įsibėgėja, taip. Ir po to mes turime vėl 2 didžiuosius arkanus, žvaigždę ir saulę. Superiniai arkanai, žvaigždė, tikėjimas geresniu rytojumi. Tai būtent ta tokia svajinga nuotaika tiek pagal šitą kortą galime matyti, tiek pagal šitą. Svajojimas, tikėjimas, kad rytojus atneš kažką žymiai gražesnio, nuostabesnio, bet jau saulė tai yra nebe apie tikėjimą į gražesnį rytojų, o apie realybę, kad kažkas gražaus vyksta, jūs jaučiatės labai pozityviai, galbūt jūs tiesiog labai džiaugsitės, kad tas gyvenimo etapas, ta situacija tiesiog pasibaigė. Jūs labai greitai galbūt susitaikysit, kad viskas, aš iš ten išsilaisvinau ir aš džiaugiuosi. Ir saulė, ir žvaigždė yra kortos, kur žmonės gali būti matomi, jeigu jūsų profesija susijusi su būtent su žinomumu, ar jūs norite plėtoti savo kažkokius kūrybinius projektus, tai tikrai galite pritraukti didesnį žinomumą, nes jums netgi 2 kortos tą patį rodo. Bet taipogi džiaugsmas, svajojimas, apskritai čia džiaugsmas, lyg būtumėt mažas vaikas, taip. Tai labai gražios kortos palikus tą pabaigą. Tai žodžiu, jūs kažkaip gana greitai susitaikot su tom transformacijom ir su tais palikimais. Ir tuomet 3 savaitė pas jūs labai įdomi, pas jūs pagaliau ateina lazdų trejetas. Mes čia turėjome lazdų dvejetą, kai sakiau, kad buvo tik tai etapas, kai yra planavimas, bet negalima žengti kažkokio tai žingsnio, o jau 3 savaitę pas jūs atsiranda galimybė žengti tą 3 žingsnį, taip, ir kai prasidės būtent tas užtemimų koridorius, kaip ir sakiau, puikus metas kulminacijom, paskutiniam žingsniam, taip, tai gali būti, kad jūs tą paskutinį žingsnį ir dėsite tą 3 savaitę ir pagaliau nuspręsite išvykti, taip, arba tiesiog imtis iniciatyvos. Jau
Trečiąją savaitę jūs žengsite tą pirmąjį žingsnį. Ne tik, kad bus planas galvoje, bet jau imsitės fizinių veiksmų. Ir tuomet mes turime lazdų devynetą, dar vieną veiksmo kortą ir kardų karalių. Lazdų devynetas rodo, kad gali būti didžiulis užimtumas, didžiulis nuovargis arba nepasitikėjimas kitais žmonėmis, nes jūs jau kažkada nudegėte taip. Jeigu kažkokia situacija ateina, kur nepažįstate tų žmonių ir jie jums kažką siūlo, tai jūs galite labai įtariai žiūrėti, bet tai yra pagirtinas dalykas. Taip nereikia kiekvienam sutiktam tikėti pilnai. Tai ši korta rodo, kad žengėte jūs greičiausiai tą žingsnį ir viskas įsisuko ir jūs turite daug darbo ir jau gal ir emociškai nuvargę nuo to, bet ši korta rodo, kad nepasiduokite, jūs tuoj viską pabaigsite ir turėsite savo puikų rezultatą. Taip, šita korta rodo, kad jūs turite, matote, jisai be kojos, bet jisai turi lazdą, kurią atsispiria taip, kurią laikosi. Tai reiškia jūsų praeitis, jūsų patirtis, jūsų žinių bagažas jum leis pabaigti tą darbą, užbaigti sėkmingai, tik nepasiduokite. Ir šioje situacijoje didžiulį vaidmenį kažkokį tai atliks būtent šitas karalius, tai yra vyrukas. Jisai gali būti oro ženklo, tai yra svarstyklės, vandenis arba dvyniai. Arba jisai gali būti tokios profesijos, kuri susijusi su metalu, kad ir, pavyzdžiui, koks nors mechanikas, statybininkas, chirurgas, net ir virtuvės šefas, nes jie taip su peiliais dirba. Kažkoksai toksai žmogus arba žmogus, kuris puikiai kalba, oratorius, vadovas, įkvepianti asmenybė. Galbūt tas žmogus jums padės užbaigti tą etapą, kad jūs nepasiduotumėt. Nežinau, galbūt jisai jūs pamotyvuos, kad jūs žengtumėt tą pirmą žingsnį, o galbūt tai, pavyzdžiui, bus kažkoksai tai teisininkas, kuris jums padės žengti tą pirmąjį žingsnį, taip. Bet kažkoksai toks vyrukas bus svarbus jums trečiąją savaitę ir tarp kitko, jeigu nebus jokio tokio žmogaus jūsų gyvenime, tai dar šitas karalius rodo, kad sėkmę pasieksite per aiškių tikslų susidėliojimą. Tai reiškia, jūs turite aiškiai susirašyti, išsigryninti aiškius trumpus tikslus. Kur link einate, dėl ko, kaip tai padarysite. Ir tada jūs galėsite užbaigti tą dalyką. Taip, šitas visas tikslų sudėliojimas jums padės gauti tą rezultatą, o paskutinėje savaitė tai išvis pas jūs čia puikus rezultatas gaunasi. Jums pirmoji korta, kuri iškrito, yra lazdų šešetas. Kaip matote, nugalėtojo korta. Taip, žmogus joja kaip nugalėtojas su vainiku ant galvos, aplinkui jį žmonės, kurį seka, tie, kurie tiki juo, taip. Tai mes matome superinį rezultatą, kažkas jums reiškia pasiseks, kažką jūs sėkmingai atliksite ir prie to paties dar jums ateina monetų ketvertas, kuris rodo santaupas. Tai ar jums pasiseks sutaupyti didelę sumą pinigų, ar dėl to, kad jūs pasieksite puikių rezultatų, pas jūs atkeliaus papildomos pajamos, kurias jūs galėsite atsidėti, taip. Galbūt jūs pagaliau jausitės nugalėtojų, nes pavyks pasiekti kažkokį tais finansinį stabilumą, kurio anksčiau buvo sunku pasiekti, taip. Ir paskutinioji korta, pasaulio korta, didysis arkanas, rodo arba periodo pabaigą. Tai kaip ir sakiau, per koridorių dedame taškus, kulminacijos, kažkoks periodas baigėsi. Pavyzdžiui, gyvenant vienoje šalyje, keliaujate į kitą šalį, taip, tai viskas jau tos gimtinės, pavyzdžiui, periodas baigėsi, atsiveria naujas. Galbūt baigėsi studijos, irgi atsiveria naujas periodas. Gal kažką mokykla baigėsi, atsiveria naujas. O gal kažkas išėjo į pensiją, irgi naujas periodas atsiveria, taip. Taipogi šita korta susijusi su internetu, viskas, kas vyksta internetu ir užsieniu. Pažintys užsienį, kontaktai iš užsienio, taip. Tai irgi tie jūsų laimėjimai gali būti susijęs su tais dalykais, bet greičiausiai tai yra tiesiog jūsų galutinis rezultatas.
jūs jaučiatės laimėtojai, gavot jūs kažkokį tai stabilumą ir va taip vat jūs uždarot tą gyvenimo etapą ar tą situaciją. Ir tuomet jums mėnesio patarimas, jums iškrito dar kartą ta pati korta, tai yra didžiojo teismo korta, ta karminė korta, kurią mes štai čia turėjome. Ir būtent čia parašyta, kad visi ženklai rodo, kad jūs esate būtent ten, kur jūs turite būti. Tai vat daugiau nesakysiu jokių reikšmių šitos kortos, nes pagal jūsų prognozę, grinai vat šitą dalyką manau, kad jūs ir turėjote išgirsti, kad jeigu jums kažkuriuo metu atrodys, kad jūs likimas ten baudžia ar kodėl jums taip sunku, tai žinokite, kad po to gausite labai labai skanų derlių, kai praeisite tą situaciją, tą pamoką, tą iššūkį. Tai va taip, tikėkite savimi, tikėkite, kad visa tai jums nori kuo geriausio ir jūs turėsite gale mėnesio labai gražų rezultatą. Tai didžiausios sėkmės jums, žuvytės, susitiksime jūsų kitose prognozėse. Iki kitų kartų. Ate, ate.